Dievo nėra, nes jis neveikia. Dievas veikia ir aš matau, arba Dievas veikia ir aš nematau. Kodėl jūs renkatės kunigo tarnystę? Daug ribojimų kartu su tuo ateina. Kai aš klausiu, kodėl Jėzus buvo toks kietas bachūras, mes turim turėti plačią širdį. Mums turi rūpėti ir Ukraina, ir Iranas. Naikinami tai žmonės. Norma tampa Abortai, eutanazijos. ir ką aš šiandien galiu padaryti? Myliu pinigus ir naudojuosi žmonėmis. Mes turim mylėti žmonės ir naudotis pinigais. Meilė nėra nei chemija, nei jausmas. Meilė yra padėti kitam pasijusti žmogumi. Niekada nebus nuobodu, jeigu bendrausi su žmonėmis. Šiandien su mumis kunigas Artūras Kazlauskas. Jau 30 metų trunkančioje tarnystėje jis tikintiesiems yra gerai pažįstamas ne tik šventųjų mišių metu, bet ir įvairiuose renginiuose, mokymuose ir susitikimuose. Tai yra šviesus, intelektualus ir gilus dvasininkas, su kuriuo man teko džiaugsmo susipažinti maždaug prieš 10 metį ir šiandien labai džiaugiuosi, kad galiu ir jūs supažindinti. Sveiki, Artūrai. Labas, labai malonu, kad pakvietėt. Tikrai džiaugiuosi būdamas čia ir kaip ir daugybė vietų, kur esu pakviečiamas. Tikrai gera jūs matyti ir aš iš karto šoksiu prie klausimo, dėl to, kad šiandieniniam pasaulyje dvasingumo tema yra tokia abstrakti ir visko tiek sumaišyta, noriu jūsų paklausti, kas jums yra tikėjimas. Kai buvau jaunas, tai tikėjimas iš tikrųjų buvo susijęs su bažnyčia, su mano parapijos bažnyčia, su tuo, ką mes ten veikėm. Iš tikrųjų mane auklėjo, mane ugdė ne sovietinė mokykla, bet parapijos bažnyčia, kurioje buvo daug jaunimo, kunigai, kurie rūpinosi mumis. Ir tas tikėjimas, jis buvo susietas su lietuvybė, su Lietuva, su nacionaliniu kažkokiu pasididžiavimu. Jis nebuvo grynai krikščioniškas, kokį šiandien aš suprantu tikėjimą. Tai iš tiesų tikėjimas tai yra laikymas kokios nors informacijos tiesa ir ta tiesa besinaudojimas. Aš manau, kad tikėjimas yra grynai susietas su mano apsisprendimu tvarkyti gyvenimą pagal tam tikrą principą, pagal tam tikrą modelį. Tai tų tikėjimo autoritetų, taip galima turbūt pavadinti, yra tikra daugybė. Kai kurie šiandien sako, kad gyvenam netgi religijos turguje, kuriame siūloma patys įvairiausi dalykėliai ir kiekvienas pasirenka tai, kas jam patinka, kas jam atliepia šiandien labiau turbūt. Tai man tikėjimas tai yra sekimas Jėzumi iš Nazareto, tuo, kurį prieš 2000 metų ant kryžiaus mokiniai atpažino kaip Mesiją, kaip pateptąjį, kaip viešpatį. Ir tai tikėjimas yra susijęs su jo mokymo gyvenimu. Iš tikrųjų pasakyčiau, kad tikėjimas tai yra pasitikėjimas Jėzumi, sekimas juo ir bandymu gyventi pagal tai, ką jis mokė, koks jo gyvenimo buvo idealas, kaip jis gyveno, nes aš pasirinkau Kristų kaip savo mokytoją ir iš tikrųjų negyvenu taip, kaip mokė Jėzus, bet bent stengiuosi tvarkyti savo pažiūrą, savo mąstymą, savo logiką, bandyti suderinti su jo logika. Tai iš tikrųjų tikėjimas nėra kažkokios tai abstrakcija, kažkokie tai jautimai, bet tai yra sekimas mokytojų, šiuo atveju Jėzumi iš Nazareto, ir gyvenimas pagal jį. Netgi paskui krikščionis bandoma apibrėžti, kas jis yra. Tai vis dėlto Jėzaus mokinys, kuris niekada nebaigs tos mokyklos, kurioje mes esame. Ir šita mokykla tai kiekviena diena, kiekviena patirtis, kiekvienas tavo išgyvenimas. Ir sinchronizavimasis su jo mokymu, su jo pažiūromis, su jo žvilgsniu. Iš tikrųjų tai būti krikščioniu tikinčiuoju, tai pasitikėti, kad tai, ką sakė Jėzus, yra tiesa ir verta sekti tuo, bet ta tiesa, kurią jis palieka, kurią jis dalyjosi, už kurią netgi numirė, tiesą pasakius. Tai aš sakyčiau, kad tikėjimas būtent susietas su pasitikėjimu. Ir pasitikėjimu ne abstrakčiai savo idėjomis,
bet vis dėlto pasitikėjimas kažkokiu kitu asmeniu. Ir šiuo atveju asmuo yra ne tik žmogus, bet ir Dievas. Tai aš gal taip šiandien šitą momentą bandau atsakyti, kas yra tikėjimas man. Sekimas Jėzumi. Jeigu žiūrint paprastai netikinčio žmogaus akimis, tai pasirinkti kunigo tarnystę daug ribojimų kartu su tuo ateina, kuo Jėzus asmeniškai tapo toks ypatingas, kad visą savo gyvenimą pertvarkė pagal vieno asmens sekimą. Žinau, nes ir aš seku juo, aš esu tikinti, sunku išlikti objektyviai šitą temą, tačiau tarp klausančių tikrai yra mario žmonių, kurie netikė. Kodėl vienas asmuo yra vertas pasirinkti, atsisakyti daugybės dalykų, pasirenkant kunigo tarnystę, pasirenkant būti krikščioniu su krikščioniškom vertybėm? Kai aš rinkausi kunigo kelią, aš turbūt norėjau kovoti dėl Lietuvos ir būti toj pusėje, kur yra skriaudžiama pusė. Aną dieną klausiausi kito kunigo mano amžiaus liudijimo ir tai buvo iš tikrųjų maždaug ta pati kryptis. Mes rinkomės kunigystę dėl to, kad gyvenom opozicijoje, tikrąją to žodžio prasme, sovietinio gyvenimo opozicijoje. Nes tikėjimas buvo engiamas, bažnyčia buvo persekiojama ir aš nenorėjau būti toj pusėje, kuri persekiojo ir kuri engė. Aš norėjau būti būtent engiamųjų pusėje. Ir to kunigo liudijime, aš paskui pagalvojau apie save, to kunigo liudijime iš tikrųjų buvo nusivylimas tam tikrą prasme, nes kunigu jis tapo, baigęs kunigų seminariją, tuo metu, kai Lietuva jau buvo laisva. Aš dar juokingiau, aš įstojau į kunigų seminariją, kai Lietuva jau buvo laisva. Bet mano idealas buvo būti persekiojamų pusėje. Reiškia, realiai mano kelias į kunigystę, jis nebuvo susijęs su Jėzumi iš Nazareto. Tai buvo susijęta greičiau su Jėzaus iš Nazareto mokinių engimu ir persekiojimu. Čia labai svarbus turbūt dalykas paskui iš teologinės pozicijos, jau kai aš žiūriu, kad kai apaštalas Paulius, vėliau tapęs apaštalu Saulius Paulius, kuris keliavo į Damaską žudyti krikščionių, tai jis susitinka tą patį Jėzų iš Nazareto ir jis sako: Sauliau, kam mane persekioji? Bet Saulius nepersekiojo Jėzaus, jis persekiojo krikščionis. Taigi reiškia, kai aš turbūt norėjau būti persekiojamų pusėje ir todėl buvau Jėzaus pusėje. Paskui sužinojau apie tai, ką padarėte vienam iš mažiausių mano brolių man padarėte. Tai iš esmės nebuvo tas sąmoningas Jėzaus sekimas. Jėzaus sekti aš atradau vėliau, jau būdamas kunigu ir ne pirmais kunigystės metais. Kažkaip pražiopsojau kunigiškos seminarinį periodą, kad Jėzus turi būti centre, kad Jėzus yra visako pagrindas. Aš atradau tai vėliau ir dėka kitų krikščionių, kurie parodė man krikščioniško gyvenimo džiaugsmą ir malonumą su visais, kaip jūs sakot, atsisakymais, praradimais, neleidimais savo ir gyvenimo, kurį tvarkai ne pagal savo norus, ne pagal savo principus, bet ieškodamas, ko nori jis, ko nori Dievas. Tai yra būti krikščioniu, iš tikrųjų ieškoti, ko nori jis ir pasirinkti, ko nori jis, ne ko nori tu. Tai yra vienas iš tokių didesnių dalykų, kurie yra krikščionybė. Reiškia, kai aš atiduodu net savo valią kitam, kai aš ieškau ne savo valios, bet jo valios, ir kai aš kiekvieną dieną klausiu, ko tu, Dieve, nori, kad aš daryčiau, kad aš gyvenčiau, kad aš būčiau, ne apie tai, ką šiandien norėčiau geriausiai padaryti. Šiandieniniam pasaulyje idealas yra realizuoti save. Bet krikščionio gyvenime nėra realizuoti save idealas. Krikščionio gyvenime yra įvykdyti Dievo valią. Reiškia, žvilgsnis ne į mane, į mano ego, ko aš noriu ir kaip aš geriau jaučiuosi ir kaip aš esu laimingiausias. Beje, šiandien dar turim pasakyti, kad laimė yra grinai pagoniška deivė. Tai kai mes sakom, ko tu sieki būti laimingas, ko sieki krikščionį, būti laimingu. Bet iš tikrųjų mums reikia nelaimės, mums reikia, kad mus mylėtų ir patiems mylėti. Tai yra tai, ko mes siekiam, bet kuria savo judesiu iš tikrųjų. Tai
Tai tas pasirinkimas, mano kunigiškas pasirinkimas ir šiandien rinkimasis kiekvieną dieną būti kunigu, nes aš galiu vieną gražią dieną atsikelti ir sakyti, aš nenoriu būti daugiau kunigu. Ir renkuosi visai ne kunigišką kelią, bet visai kitą. Ir mano broliai ne vienas šitaip rinkosi ir kiekvienas turi teisę, nes toje pačioje Jėzaus istorijoje yra ir toks variantas, daugybė mokinių pabėga nuo jo, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis, būti krikščionių nėra, nei lengva, nei paprasta ir Jėzaus mokymas nėra malonus dūzgenimas, bet jis sako, gal ir jūs norite pasitraukti. Tai šita galimybė yra visada, net man kunigui 30 kelerius metus esančiam kunigui. Mes kiekvieną dieną galim pasitraukti ir beje pasitraukėm ne vieną kartą, kai renkamės ne Jėzų, bet kitas versijas, kitus variantus. Ir tai mes vadinam sunkia nuodėmė, jeigu sąmoningai apsisprendžiam. Ir mes kaip kunigai einam bent jau man reikia dažnai eiti iš pažinties, nes aš nesirenku Jėzaus kelio. Aš renkuosi kitą kelią ir sąmoningai, ne netyčia, ne todėl, kad tai pasitaikė tokios aplinkybės, bet aš renkuosi kitą kelią. Tai reiškia, aš ir nesirenku Jėzaus kelio. Ir tai yra įmanoma ir tai kiekvieną dieną aš galiu daryti. Aš esu laisvas absoliučiai. Ir štai būtent tas sekimas ir yra mano apsisprendimas. Šiandien, dabar, ne abstrakčiai, ne visam laikui. Norėčiau visam laikui, bet man duodami štai šitie pasirinkimo galimybės kiekvieną dieną vis iš naujo. Ir aš renkuosi vienaip ar kitaip. Ir kaip jums pavyksta ir kodėl jūs renkatės kiekvieną dieną tą pačią kunigo tarnystę? Atrodo, tai yra toks sudėtingas klausimas, ypatingai kaip paminėjot, kad labiausiai žmogui krikščioniai reikia jaustis mylimam ir mylėti, ne? Bet atrodo, kad kunigo tarnystė pakankamai vieniša. Aš nuo pat pradžios kunigystės turėjau labai daug žmonių, jeigu galima sakyti, kad turėjau žmonių. Mes irgi čia išnekam kažkokį tai nesąmonę, iš tikrųjų žmonių negali turėti. Savintis negali. Žmonių negali savinti, žmogus nėra daiktas, kurį aš galiu turėti. Žmogus arba yra su manim ar ne. Tai mano gyvenime visada buvo labai daug žmonių, kurie buvo kartu su manim, kai mes keliavom kartu nuo mano auklėtojų kunigų į pasauliečių. Šiandien mano štai aplinkoje yra daugybė pačių įvairiausių žmonių, su kuriais mes einam per gyvenimą. Kai man būna kokia nors nostalgija, kai aš jaučiuosi nereikalingu, kai aš jaučiuosi, ką čia ta kunigystė, tai aš atsisėdu į klausyklą ir būtinai Dievas atsiunčia ką nors, kas man parodo, jog aš esu labai svarbus. Tai aš gaunu tiesiog parodymą, baik čia dejuoti, tu labai man svarbus, žiūrėk, kaip tu svarbus, ne abstrakčiai, tu mylimas, fainas, geras tau, bet štai žiūrėk, tavęs reikėjo žmogui. Kaip konkrečiai tu jam padėjai. Ir čia yra tas Dievo parodymas, reiškia, konkrečiais atvejais, kad tavęs reikia, tu svarbus, tu judinkis. Aš negaliu sakyti, kad aš kada nors buvau vienišas. Aš niekada nebuvau vienišas, bet gal tokia mano natūra, gal toks mano būdas matyti pasaulį. Aš nesu tas iš tų dejoklių, kuriem blogai, kuriem nesmagu, kuriem ten trūksta kažko. Šiek tiek trūksta dabar, gal ateityje netruks. Tas pilnavertis ir pilnakraujas gyvenimas manyje visą laiką yra. Aš tik tai kartais jaučiuosi neįvertintas, nereikalingas, užmirštas. Ką aš čia darau, bet kartais būna tokių akimirkų. Įdomu, kad tėve mūsų maldoj, kurią mes kartojam, kaip krikščionys sako, 3 kartus per dieną, šitaip užrašyta pirmajam katekizme, 12 apaštalų mokyme, 3 kartus per dieną krikščionys kartoja Viešpaties maldą. Tai tos maldos gale yra et nenos inducas in tentationem, lotyniškai tai skamba, mes vartojam ir neleisk mūsų gundyti. Pažodžiui galėtų būti ir nevesk mūsų į pagundą. Mano broliai italai pakeitė prieš porą metų šitą vertimą ir jį padarė, man atrodo, tokiu nuostabiu vertimu. Ir neapleisk mūsų gundymo valandą. Reiškia, gundymai yra normalus mūsų gyvenimo kelias. Gundymas iš tikrųjų yra
pasirink. Tu gali rinktis bet kurį kelią. Gundymas nėra neigiamas dalykas. Gundymas yra teigiamas dalykas. Tai yra laisvės mūsų pasirinkimo galimybė. Tu gali rinktis ir vieną, ir kitą. Labai įdomu, kad ir Biblijoje beje yra kaip svarbiausias įsakymas - rinkis gyvenimą. Ir 12 apaštalų mokslo knygoje yra: prieš tave padėjau 2 kelius. Gyvenimo ir mirties kelią. Rinkis gyvenimą. Vėl tas pats kartojimas. Reiškia, gundymas yra pasirinkimas, tikrai to žodžio prasme. Neapleisk, kai renkuosi. Apie tai turbūt buvo ir jauno Izraelio karaliaus Saliamono malda. Prašyk iš manęs, ko tik nori, kaip tikroj pasakoj. Nes tai yra pasakojimai. Tai dėl to pasaka, nuo žodžio pasakoti. Tai rinkis, prašyk, ko nori, viską tau duosiu. Padėk man tinkamai pasirinkti. Tai vienas didžiųjų turbūt dalykų. Ir čia yra kiekvienos dienos mano uždavinys. Padėk man tinkamai pasirinkti. O ką reiškia tinkamai pasirinkti ir kaip žmogui tinkamai pasirinkti? Nes atrodo, kad mūsų smegenys yra visada užprogramuotas ieškoti geriausio sprendimo mums. Mes vis tiek esame egocentriški, mes ieškom geriausio dalyko mums. Kodėl mes negalim pasirinkti to, kas mums yra geriausia tokiu atveju? Kaip pasirinkti gyvenimą? Čia būtent ir yra visas mechanizmas, kuris susietas su mano ego, su egoizmu, paskui mes tai turime minty. Tai kiek aš suprantu, tai egoizmas duotas įgimtas mums, tam, kad mes išliktume. Ir jis yra toks svarbus pirmaisiais mūsų gyvenimo mėnesiais, metais. Todėl kūdikiai būna tikri teroristai 3 valandą nakties išreikalaujantys tėtės ir mamos dėmesio. Ateik pas mane, be tavęs negaliu. Tai yra egoizmas. Bet būtent apie tai Jėzus sakė: jeigu nepasidarysite kaip vaikai, neįsite į dangaus karalystę. Mums reikia reikėti Dievo. Nes gali būti nereikia, nes man pakankas manęs paties. Ir būtent sakoma, kad subrendęs žmogus yra tada, kai ne jis yra centre, ne jis yra svarbiausias, bet kai kitas žmogus arba kitas reikalas tampa svarbesniu už tavo reikalą ir už tave patį. Tada tu esi subrendęs. Kai gali atsisakyti savęs, kai gali pamiršti save, kai kitas tampa svarbesniu. Tai yra branda, man atrodo. Ir va būtent, ar aš esu pilnai atsisakęs egoizmo, tai ne. Bet aš vis turiu atsisakyti savęs labai dažnai sąmoningai. Nes man norisi būti ten, kur aš noriu, man norisi būti taip, kaip aš noriu, man norisi kažkokių malonumų, kurių aš noriu ir kurie yra net mano prigimty įrašyti, o kokie nors Freudai sako, kad tai visako esmė, visako esencija, iš čia net mūsų pokalbis kyla iš kokio nors lytinio libido ar panašiai. Bet aš turiu rinktis ne savo naudai, ne savo gerovei, bet to, ko moko Jėzus, nuo to iš tikrųjų pradėjom. Čia yra tas pasirinkimas, kuris veda. Ne visada įmanoma pasirinkti ir ne visada pasirenki. Kartais vėl tu renkiesi kitaip, nei norėtųsi. Bet štai, kai aš klausiu, kodėl Jėzus buvo toks kietas bachūras, toks kietas vaikinas, atsiprašau už barbarizmą, tai vis dėlto reikia pasakyti, kad jis meldėsi. Būtent Jėzus meldėsi. Ir anksti ryte, prieš tai, kai visi sukyla, ir vėlai vakare, kai visi nuėjo gulti, ir visą naktį praleido melsdamasis tėvui. Šitaip liudija Evangelijos. Reiškia, tai, kad jis galėjo padaryti tai, ką darė, kai reikėjo rinktis jam, jis visada melsdavosi. Ir jis visada prašydavo tai, ką mūsų minėtas ponas Saliamonas sakė: duok man išminties pasirinkti. Apie tai Evangelija liudija, kai Jėzus turėjo pasirinkti iš daugybės mokinių 12, kurie būtų bazė, pagrindas naujos tautos, jis visą naktį praleido maldoje, kad tinkamai pasirinktų. Tai aš mokausi iš Jėzaus, kaip reikia tvarkyti savo pasirinkimus, savo nuostatas, savo sprendimus.
kreipkis prašydamas pagalbos. Tai nuo ko mes pradėjome ir kaip sakėt, kad panašiai mano malda. Man reikia tavęs, man reikia tavo pagalbos, man reikia, kad tu būtum, man reikia, kad tu parodytum. Mes pradėjom nuo to dar neįjungus kamerom, kad aš meldžiausi prieš šitą susitikimą, kad tai iš esmės krikščionis negali gyventi be maldos. Ir pirmas ir svarbiausias kiekvienos dienos mano ir kiekvieno krikščionio darbas yra malda. Pirmas ir svarbiausias uždavinys tarp visų svarbių uždavinių yra malda. Tai yra susitikimas su Dievu akis į akį ir įsiklausymas į jį. Nes malda iš esmės tai nėra, kai aš šneku. Malda yra, kai aš klausausi. Ir jeigu turiu ką pasakyti, tik paskui galiu kalbėti. Nes dažniausiai, ką mes darome, mes pliurpiam, mes šnekam, mes neįsiklausom. Čia Vilniuje šurmuliuos birželio 7-12 dienom pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Tai manęs klausia, tai kas tas kam jo reikia to gailestingumo? Dar vienas renginys, sako vienas mano išsilavinęs draugas ir pabaigęs rimtus mokslus. Dar vienas jūsų renginys. Manau, kad tai bus pratybos mokytis atpažinti, kaip Dievas prisilietė prie tavo gyvenimo, kaip Dievas veikė tavo gyvenime, kaip Dievas padėjo tau konkrečiom valandom, bet ne vykdydamas mano norus ir mano valią, bet kaip Dievas buvo, kaip Dievas veikė. Tai aš manau, tokių pratybų mums reikia. Beje, labai juokinga, kad kiekvieną vakarą mes krikščionys turim padaryti sąžinės peržvalgą. Tai yra savižinos peržiūrėjimą. Reiškia, pasižiūrėti į dieną, kuri praėjo. Ir kai aš buvau vaikištys, tai aš turėjau susiskaičiuoti savo nuodėmes, ką ne taip padariau, kur buvo klaidos, kur buvo ne taip, kaip Dievas nori. O iš tikrųjų, aš turiu pamatyti, kur, kada ir kaip Dievas veikia mano gyvenime. Konkrečiai mano gyvenime. Nes yra 3 galimybės. Dievo nėra, nes jis neveikia. Dievas veikia ir aš matau, arba Dievas veikia ir aš nematau. Čia yra 3 galimybės. Ir sąžinės peržvalga kiekvieną vakarą yra būtent, ar matei, ar pajutai, ar patyrei, kaip Dievas veikia tavo gyvenime. Konkrečiai šiandien. Tai va, čia aš manau, į šitą pusę reikėtų žiūrėti, reiškia, nes aš kaip egoistiškas žmogus, arba kai kiekvieno nagai save riesti, liaudis taip sako. Aš kaip egoistiškas žmogus, kaip turintis tą ir kaip nepilnai subrendęs, tiesą pasakius, nes aš labai dažnai atpažįstu nebrandą savyje, man vis dėlto reikia labai stipriai pagalbos, kad aš galėčiau tinkamai padaryti tinkamus sprendimus. Ir jie negali kilti iš manęs. Bet šitoj vietoj psichologija kalba priešingai, kalba apie tai, kad jeigu tikintis žmogus kalba apie tai, kad aš turiu save dovanoti, nes grūdas turi nukristi į žemę ir kad duotų vaisių, ar ne, įsekant Jėzum, taip turėtų melktis, bet tada psichologija sako, kaip tik brėžk ribas, pasirūpink savim ir kaip nepamesti viso šito. Ir aš turėjau klausimą, iš esmės gavau ir atsakymą pati maldoje, kad jeigu žiūriu, kodėl aš seku Jėzumi Kristumi kaip mokytojo autoritetu, aš matau, skaitydama Evangeliją, ne tik stebuklus, ne tik tai patarimus, aš matau labai gražias ribas, kurias Jėzus nusibrėžė savo, atsidėsiu maldai, kai reikės pavalgysiu, kai reikėsiu pamiegosiu, didžiulė pagarba ir meilė savo, nes nuodėmė kas yra? Nepataikyti į meilės taikyti, negebėti mylėti savęs, artimo ir Dievo, teisingai. Ir jis labai gražiai parodė santykį su draugais ir mokiniais ir mama ir parodė santykį su Dievu ir visais tais 3 aspektais palaikyti balansą. Nes šiandien psichologija bando, man taip atrodo, kad psichologija bando prieštarauti šitam dalykui, kad kaip tik tu turi atsisukti į save, pasirūpinti savim, nedalinti per daug, nes išseksi, išsekimas reiškia, kad per daug davei, grįžk į save ir panašiai. Ir tada ateinu į tą dialogą tarp psichologijos ir būtent krikščioniai, aš tarp 2 ašių nuolat vaikštau. Tai vis dėlto toj dienoje aš turiu pamatyti, ko kitiem iš manęs reikia, ar ko man reikia tą dieną ir savim pasirūpinti. Kaip man atlaikyti tą balansą, būnant ir krikščioniai, ir stengiantis psichologiškai savim pasirūpinti. Labai labai svarbus krikščionijos principas yra ir.
Krikščionybė niekada nebuvo arba. Reiškia, į tai mes turėtume visada prisiminti. Krikščionybė buvo ir. Iš esmės, ir Dievas, ir žmogus, ne arba Dievas, arba žmogus. Tu turi ir mylėti ir žmonės, ir Dievą, ir save. Ne arba Dievą, arba žmonės, arba save. Tu esi ir šventasis, ir nusidėjėlis viename. Tu esi, tai yra, ir Dievas yra, ir vienas, ir trejybė. Štai, krikščionybėje yra viskas ir. Vatikano antrasis susirinkimas, trečias svarbiausias bažnyčios istorijos įvykis, jis buvo praeito šimtmečio 6-7 dešimtmetį, jame yra toks labai svarbus dalykas, kad bažnyčia turi pradėti naudotis moderniaisiais mokslais. Tai buvo 7 dešimtmetis, tai buvo 60 metų, prieš 60 metų. Tada maždaug gimė visi modernieji mokslai, ir psichologija, ir sociologija, ir antropologija, daugybė dalykų, kurie šiandien yra normalūs, paprasti, kasdien kiekvienas naudoja, pradėjo studijuoti psichologiją. Tai buvo visiškai nauja ir bažnyčia niekada nesinaudojo nei psichologija, dėl to, kad jos nebuvo. Nei sociologija, nes jos nebuvo, nei antropologija, nes paprasčiausiai tų mokslų nebuvo, tai yra sąlyginai labai nauji mokslai. Ir jeigu iki tol bažnyčia nežinojo, kaip elgtis, kaip sutvardyti kūną, pavyzdžiui, tai kokie nors vienuoliai plakdavo savo kūną su rimbais. Kokios nors seserys vienuolės nešiodavo kokius nors metalinius kabliukus ant savo rankos ar ant kojos, kad kraujuotų, kad skaudėtų, kad štai šiandien visa tai yra draudžiama bažnyčiai. To negalima dėl to, kad mes pradedam matyti, kaip gyventi taip pat ir psichologiniu požiūriu, ir psichologiniais aspektais, kaip veikia visas mechanizmas. Ir mes labai daug išmokom ir labai daug pagalbos gaunam iš šitų moderniųjų mokslų, nes bažnyčia apsisprendė ieškoti štai šitų mokslo pagalbos patiems įvairiausiems dalykams, net ir tikėjimo gyvenimui. Šiandien, pavyzdžiui, kai jauni vyrukai bando stoti į kunigų seminariją, pirmiausias pokalbis yra, arba vienas pirmųjų pokalbių yra su psichologu. Šiandien, kai mes turim įvairiausių klausimų ir įvairiausių problemų, mes kreipiamės į psichologą. Popiežius Pranciškus, jūs žinote, parašė savo autobiografiją ir ji yra gražiaja lietuvių kalba, puikus vertimas ir puiki knyga, labai įdomi, visiems nuoširdžiai rekomenduoju. Knyga vadinasi Viltis. Ir Pranciškus pasakoja apie revoliucijos metus Argentinoje. Kai ten niekas nesuprato, su kuo reikia eiti, kaip reikia veikti, kur kas priešas, kas draugas, kai ten daugybė žmonių žuvo, daugybė žmonių sunaikinti, daugybė žmonių dingo be žinios. Štai toks laikmetis buvo, kai kunigai buvo grobiami, tie patys jo jėzuitai, nes jis buvo jėzuitų kolegijos rektorius. Iš tai sako, aš kartą per savaitę lankydavausi pas psichoterapeutę žydę netikinčią moterį. Ir tai, ką ji man patarė tada, kai aš buvau jaunas, šiandien, kai popiežius, bandau šitos dalykus pritaikyti, išmokęs iš jos. Ir tai negalima pamiršti. Arba nėra krikščionybei. Nusiraminkim. Viskas krikščionybei telpa. Kaip gražu. Iš tikrųjų, toj pačiai psichologijai, jeigu mes dažniau naudotume ir, o ne arba, man atrodo, labai daug dalykų pasikeistų. Ir kaip atlikti savo darbą ir atrodo, daug dalykų tiesiog yra kartu. Tu gali būti ir parvargęs, ir dėmesingas vienu metu. Dabar grįžtu į šiandienos dieną su savo mokiniais ir atrodo, kad labai rezonuoja. Tai ačiū. Ir aš keliauju prie kito klausimo, kuris gimė jums besidalinant. Tai ką reiškia būti šiandienos krikščioniu? Nes mums dažnai atrodo labai patogu, kadangi mūsų niekas nepersekioja čia Lietuvoje kol kas stipriai.
ar ne, galima išvelgti, ypatingai mano parapijoje apie tai nemažai kalbama, bet man yra patogu sekmadieniais ateiti į bažnyčią, melstis savo reikalais, bet čia net nepasibaigia ir net neprasideda, man atrodo, krikščioniškas gyvenimas. Man atrodo, kad drąsa pasisakyti už krikščioniškas vertybės šiais laikais yra labai svarbus dalykas. Demonstruoti savo veiksmais, žodžiais ir tikėjimo meilę kiekvienoj dienoj. Man atrodo, čia yra krikščionybė. Ir norėčiau jūsų pagalbos, ką reiškia būti šiandien krikščioniu. Nes netikiu, kad tik tai šventimas mišiose, užsidėjimas varnelės gali būti gana. Mano studijų miestas Roma ir mano studijų kalba italų. Daug žiūriu YouTube kanale itališkų pokalbių, paskaitų. Aš reikalauju savęs 1 valandą per dieną arba skaityti kokią nors rimtą literatūrą arba klausyti valandą kokią nors rimtą paskaitą, tai aš iš savęs reikalauju nuolat šitos disciplina, jinai yra svarbi, o prieš miegą būtinai privalau skaityti kokį nors romaną. Tai tiesiog prievolė, kurią reikalauju iš savęs, ne visada išeina, nes kartais tingiu ir tu nieko nepadarysi, bet to reikalauju. Tai visgi mane labai nustebino vienas didžiųjų Milano arkivyskupų, Karlo Marija Martini, kuris jau iškeliavęs. Ir vieną gražią dieną jo paklausė, tai buvo interviu Kalėdoms, ko palinkėtum Kalėdoms šiais metais? Tai ko aš palinkėčiau Kalėdoms šiais metais? Sėkmingų metų, kad Jėzulis gimtų tavo širdyje, kad Karlo Marija Martini sako, aš mąstau apie paprastus Betliejaus gyventojus šiandien. Jie yra persekiojami. Jiems sunku gyventi. Ir mąstau ne tik apie krikščionis, bet ir musulmonus, kurie gyvena ten, kur gimė Jėzus. Ir kurių iš esmės gyvenimas yra susijęs su vieta, kur gimė Jėzus. Nes jie priima piligrimus ir turistus, kurie iš viso margo pasaulio keliauja į šitą didžiąją piligrimystės vietą. Tuo metu buvo uždarytas Betliejus. Ir jis sako, aš mąstau, kaip jie gyvena. Jiegi turėtų pragyventi iš mūsų krikščionių, kurie lanko svarbę mums vietą. Ir jie yra palikti vieni, be atlyginimo, be pragyvenimui skirtų lėšų, nes visa Betliejaus gyvenimas yra sukonstruotas priimti piligrimus ir gyventi. Niekada nemaniau, kad krikščionys turi turėti tokią plačią širdį ir mąstyti apie tolimus kraštus. Šiandien būti krikščioniu tai turėti plačią širdį, kokią turi Dievas. Tai yra praplėsti mūsų horizontus. Nes kaip mes gyvenam? Mes gyvenam dažniausiai savo burbuliukyje, net ne burbulas, savo mažam burbulėlį, kur man rūpi mano šeimyna, mano giminė, gal kaimynai. Bet mes turim turėti plačią širdį, kurioje mums turi rūpėti ir Ukraina, ir Iranas, ir šventoji žemė, kuri šiandien persekiojama ir nežinia, kokių didelių ponų naudos siekiant naikinama. Bet naikinama tai ne teritorija, naikinami tai žmonės. Žmonės, kurie negali gyventi ramų gyvenimą. Ir mums tai turi rūpėti. Ir mums tai negali būti. Tai būti krikščioniu šiandien, tai turėti tokią plačią širdį ir nieko, absoliučiai nieko nesakyti, tai ne mano reikalas. Krikščionis šiandien turi rūpintis viskuo. Tai, kas ateina į jo horizontą, labai silpna, labai siaura mūsų horizontą, nes mūsų horizontą mes esame visi riboti. Ir mes nepajėgus plačiai mąstyti, bet esame įpareigoti mąstyti plačiai. Tai kai aš mąstau apie krikščionį šiandien, tai aš mąstau apie krikščionį, kuriam viskas rūpi taip, kaip rūpi Dievui. Kai mes sakom, kad būti krikščioniu, tai tęsti 3 Jėzaus užduotis. Būti kunigu, būti pranašu ir būti karaliumi.
Štai mūsų 3 uždaviniai. Ir krikščionys visais laikais turėjo turėti šitas 3 uždavinys ir jas tęsti savo kasdienybėje. Kunigystė ir pranašystė, tai čia religiškai. O karalystė, kas yra karalius? Ne tas, kuris nešioja karūną. Karalius yra tas, kuriam viskas rūpi. Kuris įsipareigojęs, kad visi ir kiekvienas jo karalystėje būtų mylimi. Tai būti karaliumi. Tai reiškia, mes tam esam tiesiog įpareigoti per krikštą. Būti krikščioniu, tai štai rūpintis visko ir visais. Gailestingumo temą tęsiant, mes galėtume pasakyti, kad tai, kaip sakė Faustina, šventoji gailestingumo misionierė, kuri sakė, jeigu gali padėti, padėk. Jeigu gali kalbėti, kalbėk. Bet jeigu negali nei kalbėti, nei padėti, melskis. Štai tavo uždavinys, kurį tu turi. Vienas politikas N, jis gali kelti klausimą politiniu lygmeniu. Kunigėlis skatinti žmonės sukilkim arba žmonės melskimės. Arba žmonės netylėkim. Štai, bet mano labai maža auditorija, tik tai, ką aš galiu. Jūs žurnalistai ir jūs rengėjai pačių įvairiausių laidų, jūs galite irgi kalbėti šitom temom, kurios iš krikščioniškos perspektyvos. Ne iš politinės, ne iš kokios, bet iš krikščioniškos perspektyvos. Ką galim padaryti šiandien? Tai krikščionis reiškia klausia, ką aš šiandien galiu padaryti, kad štai žmogus, kuris paniekintas, žmogus, kuris engiamas, žmogus, kuriam negerai, ir arti esantis, ir toli esantis, iš tikrųjų pamatytų, kad juos kažkas myli, kažkas jais rūpins, kad jie nėra palikti likimo valiai vieniši. Nes būtent apie tai yra Dievas. Aš išgirdau mano tautos šauksmą. Man tu rūpi. Apie tai yra krikščionijos Dievas. Kai mes sako, meilė yra pats svarbiausias dalykas, tai meilė yra ne abstrakcija, meilė nėra nei chemija, nei jausmas. Meilė yra troškimas ir pastangos padėti kitam pasijusti žmogumi. Tai yra meilė. Ir pasijusti pilnaverčiu ir pilnakrauju reiškia mylimu. Tai yra iš tikrųjų meilė. Ką aš padariau dėl tavęs? Tai būti krikščioniu, tai apima daugybę va tų dalykų. Ir šiandien būti krikščioniu reikalauja pačių didžiausių iššūkių. Nežinote, dar mūsų tėvai galėjo pasigirti, kad jiems užtenka rūpintis savo parapiją. Šiandien, kadangi mes turim televiziją, dar blogiau internetą ir dar blogiau mobilų telefoną su internetu, tai mes viską žinom apie tai, kas atsitiko kokiam nors užpečky kažkokio Mianmaro, man ateina į galvą šitas žodis, šita valstybė, kuri irgi engiama daugybę dešimtmečių. Tai mes viską žinom. Manęs klausia, ką vakare veiki. Žiūriu panoramą. Reikalauju savęs žiūrėti panoramą, kuri man neįdomi. Aš tai sakiau net generaliniam direktoriui kažkada, neįdomi panorama. Padarykit ją įdomesnę. Nieko neišė. Bet aš reikalauju save žiūrėti panoramą, kad žinočiau, už ką melstis turiu. Panorama yra mano maldos intencijų sudarytoja. Ne tai, kas man ateina į galvą, bet ką rodo per panoramą. Štai kaip atrodo šiandienis krikščionis, bent stengiasi, jis turi pasirūpinti daugybę dalykų. Bet parodyk man tikėjimą be darbų ir aš tau darbais parodysiu tikėjimą. Tai malda yra labai gražu, bet ką aš galiu šiandien kaip krikščionė, ne vien tik tai, aš jau džiaugiuosi, kad aš galiu mokinėms kalbėti. Gražu. Aš džiaugiuosi, kad aš galiu paguosti. Bet aš sėdžiu pasaulyje, kuriame, dabar bus labai nepopuliari tema, bet bioetikos klausimai šiuo metu drebina pasaulį ir norma tampa abortas, eutanazija. Ir ką aš šiandien galiu padaryti? Aš galiu melstis? Galiu. Bet aš noriu kalbėti, aš noriu daryti kažką ir ką aš šiandien galiu padaryti, būdama krikščionė, dėl karų, dėl bioetinių klausimų, kur viskas, kas yra nenatūralu, tampa mūsų norma, ką aš šiandien galiu padaryti kaip krikščionė? Mes išgyvenam, ir tai nesugalvojau, bet išgirdau kitus kalbančius, mes išgyvenam absoliučią transformaciją pasaulio ir gyvenimo. Ypatingai čia mūsų vakarų pasaulyje. Ir mes gazdinamės, mums baisu, mes nežinom, kaip bus
mes sakom, čia kažkas vyksta, čia turbūt eina prieš prigimtį, čia naikinamas žmogus. Mes daug ko nesuprantam, mes daug ko nežinom. Po truputėlį bandom suprasti, ką visa tai reiškia. Bet pirmas dalykas, kurio mes matydami šitą stiprią, greitą transformaciją, mes pirmiausia negalim įsigąsti. Ir mes negalim sakyti, viskas, pasaulis griūva, arba kartoti tą patį, ką Jėzaus amžininkai, filosofai užrašė. Mūsų karta yra pati blogiausia, mano laikais buvo geriau. Tai šitie visi sakė, prieš 2000 metų tas pats kartojama. Tai galėtų nekartoti tokių niekų, nes kiekvienas laikas yra savitas ir turintis savo iššūkius ir tu nieko negali padaryti. Visada bus iššūkių, krikščionys tam ir yra skirti, kad gyventų iššūkiuose, ne kažkokį įsipatogintą gyvenimą, kuriame viskas yra, kuriame viskas keičiasi, kuriame viskas transformuojasi. Vienas mano profesorius, benediktinas, filosofas ir mistikos specialistas, man atrodo, kad ir mistikas jis pats, vienoj paskaitoj sako, jūs nepastebėjote turbūt, kad pasaulis tobulėja pagal Jėzaus mokymą? Jis sakė, ne, pasaulis blogėja. Reikėjo 2000 metų, kad Jėzaus mokymas būtų įteisintas teisiškai. Ką tu čia dabar šneki? Sako, jūs prisimenat vieną Jėzaus palyginimą apie gerąjį samarietį. Apie vieną vargšą žmogelį, kurį plėšikai sumušę išrengę, paliko ir pro šalį ėjo dori visuomeniai žmonės ir praėjo pro šalį. Ir tai buvo normalu. Šiandien pasirodo, įstatymui yra įteisinta pagalba, kai tu gali padėti. Ir tu nepadėjęs įstatymiškai esi nusikaltėlis. Jėzus mokė prieš 2000 metų šito. Šiandien mes pagaliau turime įstatymus, kuriuose nepagalba yra vertinama kaip nusikaltimas. Ar pasaulis blogėja? Po truputį, man atrodo, jis perima Jėzos evangeliją. Bet konvulsijos, kurios visada yra konvulsijos blogio, šeitono, Dievo priešo, beje, Dievo priešininkas nėra šeitonas, Dievo priešininkas yra pinigai. Dėl to, kad bando pakeisti. Jėzus apie tai yra kalbėjęs. Negalite tarnauti Dievui ir pinigui. Didžiausias pavojus nekyla iš šeitono, didžiausias pavojus kyla iš pinigo. Eutanazijos, abortai ir tralivalė yra susijęs su pinigais. Čia yra kova didžioji. Tai su kuo mes kovojam? Kas yra didysis priešas pasaulyje? Mes niekada pasaulyje nebuvom tokie turtingi kaip šiandien. Aišku, nekalbu apie engiamas valstybės, kuriuose turtingos valstybės neleidžia tinkamos pažangos. Aišku, aš nesu sociologas, aš nesu politikas, bet kaip krikščioniui man tai rūpi ir aš bandau pasakyti, kodėl Afrikoje nėra taip gerai. Kodėl kai kuriuose kraštuose nėra taip gerai, kaip pas mus Europoje, Amerikoje ir kitose kraštuose, kuriuose gerbūvis absoliutus. Kodėl kai kur nesiseka tvarkytis ir panašiai, reiškia. Čia kiti klausimai, bet štai kas yra Dievo priešas ir kas rodo štai šitą kovą su Dievu. Tai iš tikrųjų Mamona, Jėzus įvardino. Tai mes turim matyti štai šitą vystymąsi, štai šitą, tai kas vyksta. Pinigai, aš galvojau, kad tai iškraipyta laisvės samprata, bet geriau pagalvojus, nuoširdžiai, tai greičiausiai net ir tas laisvės samprata, kurie ateina daugiau tam, kad parduoti ir padaryti mus vartotojais. Ir tai matosi raštuose prieš 2000 metų.
Kartais taip smagu sustoti ir turėti tą momentą, kad palauk, nieko naujo neatsirado. Net ir naujų problemų neatsirado. Jas keičia išvaizdą, pardaviminę, bet problemos visada tos pačios buvo. Seniai, kai nebuvo Helovyno ir Šventojo Valentino dienos, viena netikinti pardavėja paklausė, kaip švęsit visų šventųjų šventę, nes aš kunigas, žinot, Helovyno net nežinojau, kad toks svarbus daiktas yra. Ji dirbo tuo metu Merkurijui ir sako, Artūrėli, aš visai nešvenčiu jokių visų šventųjų. Aš esu netikinti, mano tėvai niekada nešventė, mano tėvai buvo mokytojai sovietiniais metais. Ir todėl man krikščionybė nėra mano gyvenimo kelias. Bet žinok, visos tos šventės, jas komersantai padarė. Visas tas šventes, kurios ateina, čia viskas dėl pinigų. Patikėk, aš kaip pardavėja tau sakau. Net ir Velykos ir Kalėdos jūsų yra padarytos prekybininkų. Jūs gyvenat iš prekybininkų galios. Tai čia dar buvo labai seniai, atgimimo pradžioj 2000 metais, kai aš atvykau į Kauną ir susipažinau su tokiais žmonėmis. Tai Keli, štai tarp kokių žmonių aš gyvenu, baisiai įdomiai, nes daugybė žmonių man duoda įvairias mąstymo variantus, kurie niekada nebus nuobodu gyventi, jeigu tu bendrausi su žmonėmis. Labai geras sakinys, niekada nebus nuobodu, jeigu bendrausi su žmonėmis. Šitą užsirašysiu. Ačiū. Ir kad kalbant apie šventes ir jų komercinimą, kaip tik ši laida yra Velykų metu, labai gražią dieną iškeliaus į eterį. Ir čia noriu paklausti ir paprašyti pagalbos, kaip iš komercinės šventės ir kaip pas mane vaikai atsakinėja, kad tai yra šventė apie kiaušinius, kad tai, kadangi yra pati didžiausia, svarbiausia krikščioniška šventė, kaip padėti žmonėms sugrįžti prie to, kaip padėti sugrįžti prie apmąstymo ir į šitą šventę pasižiūrėti vertybiškai, o ne komerciškai. Aš daug metų turėjau garbę ir malonumą švęsti Kalėdas ir Velykas prie vienų mano draugų stalo. Susirinkdavo visa jų šeima. Ir man buvo gera, kad jie kviesdavo mane. Paskui turėjau kitas tarnystės, kuriuose jau neturėjau galimybės dėl to, kad reikėjo kitaip gyventi, kitaip tvarkyti savo laiką. Tai toj šeimoje tik viena iš dukterų eidavo per Kalėdas ir per Velykas į mišias. Visi kiti neidavo. Visi kiti nuo ryto susėsdavo prie stalo ir visą mielą dieną sėdėdavo prie stalo. Ir žinote ką? Tas sėdėjimas prie stalo iš tikrųjų yra mišių tęsinys. Kai krikščionys eina į bažnyčią, jie ateina prie altoriaus stalo. Altorius yra stalas. Ir būtent altorius mus moko svarbiausio dalyko. Bendrystės prie stalo. Nes krikščionybė kilo iš Viduržemio regiono, kuriame buvo tiesiog įskiepyta stalo kultūra ir svetingumas, kuris buvo tiesiog dalis viso ko. Kai mes skaitom Senąjį testamentą, prieš 1000 metų istorijas parašytas, Abraomo istorija, kai ateina prašalaičiai, nelaukti svečiai, pirmas dalykas – stalas. Nusiplausit kojas, paskui galėsim pavalgyti. Štai puota ir paskui laiško žydams autoriui. Nepamirškite svetingumo. Per jį, kai kurie patys to nežinodami, buvo priėmę viešnagėn angelus. Čia apie tą patį, ką kartoju. Tai, kai toks Dimarko, čia Vilnietis, kurį pamėgusios daugybę namų šeimininkių ir ne tik, man pasakojo jau šitą istoriją, aš nesu matęs nei vienos laidos, tai pasakojo, kad Dimarko, italas, buvo pakviestas lietuvių draugų į namus pietų ir jis ateina į lietuvių namus ir klausia, kur stalas?
Tai pasirodo, tas mažiukas staliukas, kaip ir mūsų čia, yra ir stalas, ant kurio valgysim, nuo kurio valgysim ir pietus. Tai stalas yra namų altorius. Stalas yra tai, kas surenka, kas padaro centru. Biblija baigėsi labai gražia scena, kur Jėzus sako, štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atidarys duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manim. Vėlgi apie patį tą stalą. Reiškia, sėdėti prie stalo tai ne tik valgyti, bet ir bendrauti. Kai lietuviukai juokiasi, tie italai, žinai, tai kai susėda prie stalo, tai 3 valandas vakarieniau. Bet ne dėl to, kad turi ką valgyti, bet dėl to, kad turi ką pasakyti vieni kitiem. Kad gali pasakoti istorijas. Mano kai kurie žmonės man davė užuominą. Mūsų vaikai negali pakęsti kūčių. Dėl to, kad reikia sėdėti prie stalo. Ir tai nebuvo praktikos. Praktikuojamasi sėdėti prie stalo kiekvieną dieną. Jeigu tu nesėdėsi prie stalo, negalėsi švęsti Velykų. Jeigu tu kasdien nepietausi, nevakarieniausi, arba bent vakarieniausi, arba bent sekmadienį, neįmanoma sėdėti prie stalo. Nes tai yra įkyru, tu neturi ką pasakyti, šitie žmonės tave erzina. Geriau mobilas, geriau telikas ir didžiausias nuodas prie stalo yra mobilus ir televizoriai. Nes mes nebendra. Jeigu ėdam prie stalo, ėsim vieni kitus. Jeigu mokam skonėtis prie stalo, skonėsimės ir vieni kitais. Mūsų vaikai turi išmokti pasakoti savo dienos istorijas, savo įvykius, savo susitikimus, savo nesėkmes. Mūsų tėvai turi išmokyti vaikus pasakodami savo istorijas. Savo istorijų pasakojimas. Nežinau, kaip tai šeimai sekdavosi nuo ryto iki vakaro prasėdėti prie stalo ir neprasikeikti. Visą dieną būti prie stalo per Velykas, visą dieną būti prie stalo per Kalėdas. Ir juokingiausiai, kad ir šiandien aš tą prisimenu su nostalgija ir su ilgesiu. Reiškia, buvo labai gera. Tai viena iš švenčių galim susitikti. Kas yra šventė? Tai gyventi kitaip nei įprastai. Tai yra šventės apibrėžimas, tiesą pasakius. Ne ilsėtis ant sofos. Ant sofos nėra tikras poilsis, tiesą pasakius, tai yra apgaulė. Visi sakė, kad atmiegoti neįmanoma. Tau reikia su disciplina miegoti nuolat. O popiežius Pranciškus priminė, kad poilsis turi pirmumą prieš darbą. Reiškia, pirmiau gerai pailsėti, kad paskui galėtum gerai dirbti, o ne priešingai. Dabar atarsiu, paskui pailsėsiu. Ir tada iš to darbo nieko neišeina. Arba išeina per sukastus dantis, arba su keiksmažodžiais. Tai čia klausime, reiškia, kaip nukomercinti, tai yra pagaliau bendrauti, mokytis bendrauti, pagaliau susitikti, pagaliau neskubėti, pagaliau gyventi neįprastai, skubant, užkalant pinigus, išleidžiant pinigus, perkant ir parduodant tikrai to žodžio prasme. Reiškia, čia šventės turbūt esencija, sustoti pagaliau, nes prisiminkim Biblijos pabaigą. Kas išgirs mano balsą, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manim. Kur 2 ar 3 susirenka mano vardu, ten aš esu tarp jų. Švenčiant Velykas ir Kalėdas, net jeigu nebuvai bažnyčioj, Viešpats sėdi prie tavo stalo. Nes jis paprasčiausiai negali kitaip. Nes tu susėdai dėl jo mirties ir prisikėlimo. Ir man atrodo, kad ačiū Dievui, kad Lietuva yra katalikiškas kraštas vienaip ar kitaip, nes man atrodo, jeigu ne šitos šventės, tai net ir netikinčio žmogaus ir tradicijos lietuviškos atmirto labai stipriai. Man atrodo, mano pačios gyvenime turbūt su savo pilnai šeima susėdu prie stalo 2 kartus per metus, per Kalėdas ir per Velykas. Tai vien už tai ačiū Dievui, kad mes esam krikščioniškas kraštas. Ir aš tada esu pažadėjus vieną klausytojo klausimą atsakyti ir vieną vaiko klausimą. Tai leiskite. Jeigu sugebėsiu. Su vaiku greičiausiai bus sudėtingiausiai.
Vienas vaikas man pasakė, jaučiu, kad gyvenime kažko trūksta ir pasaulis tampa vis blogesnis. Sutikau jį liūdint, aš galvojau, kad kažkas nutiko, susipyko, o štai ką jis man atsakė užklaustas. Tai Artūrai, ko šiandienos pasaulyje trūksta? Ačiū tau, jaunasis ar mažasis, už tokį ypatingą žvilgsnį. Ar pasaulis tampa blogesnis? Mes matom blogumą. Dievas nesukūrė pasaulio blogo. Viskas, kas yra pasaulyje, yra gera. Pasaulyje nėra nieko blogo. Apie tai pirmasis Biblijos puslapis. Pasaulyje nėra nieko blogo. Antrasis Biblijos puslapis atsako į klausimą, tai iš kur blogi dalykai? Atsakymas yra toks. Geras žmogus gerus dalykus naudoja netinkamai. Ir mes turim tam teisę, nes esam laisvi. Net Dievas negali sutrukdyti mums gerų dalykų naudotis netinkamai. Iš čia daugybė mūsų problemų. Bet žmonės netampa blogi, jie tokiais negali būti. Kaip viena mano išmintinga mama atsakė, nėra autistų, yra autistiški. Nėra blogų. Yra geri žmonės, kurie netinkamai naudoja gerus dalykus, net savo laisvę, net daiktus, net žmonės padaro daiktais. Čia yra didžioji problema. Aš myliu pinigus ir naudojuosi žmonėmis. Tai yra viena didžiausių turbūt tragedijų. Mes turim mylėti žmonės ir naudotis pinigais. Pinigai yra geras tarnas, bet blogas šeimininkas arba tragiškas šeimininkas. Tai aš manau, kad daugybė tokių blogybių, jie vat kyla iš šitokių dalykų. Bet jie nepadaro pasaulio blogo ir nepadaro blogais žmonių. Jie išlieka tokiais, kokius Dievas juos sukūrė. Jie išlieka geri, klystantys, nelaimingi, liūdni, pikti, bet geri. Dabar dvi mintys galvoju, paskaitose man turbūt per 4 metus studijų labiausiai įstrigęs sakinys ir buvo, kad žmogus turi būti tikslas, ne priemonė. Ir visos tragedijos atsiranda tada mes apkeičiam vietą. Tai, kas turėjo būti priemonė, tampa tikslu ir tai, kas turėjo būti tikslas, tampa priemonė. Tai va tai, ką ir pasakėt su pinigais. Krikščionių gyvenime lygiai tas pats. Mums atrodo, kad malda yra tikslas. Mums atrodo, kad pasninkai yra tikslas. Mums atrodo, kad mišios yra tikslas. Mums atrodo, kad sakramentai yra tikslas. Bet tai tik priemonės. Priemonės gyventi su Dievu. Dievas yra tikslas. Žmogus yra tikslas. Štai šitie dalykai, kurie yra, visa kita turi padėti siekti Dievo ir siekti kito žmogaus, siekti savęs, taip pat jeigu jau norim visą apimti. Bijau netiksliai pacituoti, taip plagiuosiu, bet vargšas aš žmogaus darau blogą, kurio nenoriu ir nepavyksta daryti gero, kurio noriu. Apaštalas Paulius mus atsiprašant paguodžia. Taip, savo žodžiais. Ir iš klausytojų klausimų tikrai sulaukiam ganėtinai daug, aš pasistengsiu, kaip tikinti žmogus atsakyti į visus juos raštu. Biblijos eilutė, kuri jums pakeitė gyvenimą. Aš nežinau dabar, kokį galėčiau atsakyti. Jų yra labai daug ir tų eilučių. Kai man reikėjo savo atsakyti, kas man yra Jėzus, tai aš tą Jono Evangelijos, neatsimenu skaičiukų, kaip ir dera man, ne matematikui, tai aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Tai ko aš siekiu su Jėzumi? Apstaus gyvenimo. Pilnaverčio ir pilnakraujo gyvenimo, ir kuris turbūt niekada nebus pasiektas, bet ar išgyvenu pilnavertį ir pilnakraują gyvenimą šiandien? Čia turbūt yra tas klausimas. Tai Biblijos eilutė, kuri pakeitė mano gyvenimą.
Kita galėčiau pasakyti eilutė, kuri pakeitė žvilgsnį apskritai į pasaulį. Tai yra ta: Dievas matė, kad tai buvo gera. 6 kartus kartojama pirmajame Biblijos puslapyje apie pasaulį ir apie žmogų. Apie žmogų dar juokingiau. Dievas matė, kad buvo labai gera. Tai tų eilučių daug galėčiau pricituoti, kurios mane veikia. Kartais viena, kartais kita, kuri kartais įkvepia vienaip, kartais kitaip. Tai aš su šventuoju raštu arba su Biblija aš dirbu kiekvieną dieną ir medituodamas ir apie tai kalbėdamas. Tai yra mano gyvenimo knyga, net jeigu aš jos visos nesu niekada perskaitęs. Ir vienas klausimas nuo manęs. Jeigu dabar mūsų klausantis žmogus mūsų išgirstų, kokį norėtumėt, kad patys svarbiausia sakinys išsineštų iš čia? Kad jeigu nieko neatsimins ir viską praskipins, kokį vieną sakinį norėtumėt, kad išsineštų? Aš norėčiau, kad mes galėtume prakalbinti žmogų iš tikrųjų. Tai vienas svarbiausių dalykų – mokėti klausytis ir mokėti kalbėtis. Turbūt vienas esmingiausių dalykų yra, ką mes, manau, čia ir darėm – klausytis ir atsakinėti, kalbėtis, bendrauti. Turbūt vienas iš tokių svarbiausių dalykų – bendrauti, nelikti vienam, nelikti už, aš visada juokaudamas sakau, jeigu tau reikia rinktis eiti ar neiti, tai visada geriau eiti. Niekada nelikti ant sofos, bet geriau keltis nuo sofos ir auti žygio batus į santykį, į bendrystę. Labai gražus gavosi palinkėjimas Velykų proga, man atrodo, iš šito atsakymo. Nes Velykos yra perėjimas išvertus iš graikų, hebrajų, perėjimas. Mes turim būti nuolat kelyje, dar neatėjom į savo tikslą, kuris yra Dievas. Ir su Dievu, ir pakeliu į Dievą. Ir. Šitą, man atrodo, aš išsinešiu. Ir. Gerai, ačiū Artūrai už jūsų laiką. Tikrai. Ačiū Keli už pakvietimą. Atrodo, kad norisi, kad šitas pokalbis galėtų trukti dar keletą valandų. Tiek norisi paklausti, atrodo, tiek apie ką yra kalbėti. Ačiū už jūsų laiką ir ne tik nuo manęs ačiū, bet ir rankų darbo žvakelio jums nuo Jakelio žvakių. Iš Kauno atkeliauja. Labai ačiū. Tikiuosi nepadovanosiu niekam, bet sudeginsiu. Prie tos maldos, prie to velykinio stalo, kad būtų to jaukumo, kurį ir mus puošia Jakelio žvakės ir jūsų stalą papuošia. Gal pavyks pas tuos draugus užsukti. Ačiū. Jiem perduot linkėjimą. Jakelio žvakės siūlo itin platų spalvų asortimentą, kuris atitiks jūsų bet kokiai šventėjai ar nuotaikai ar interjerui. Taip pat jie siūlo ir edukacijas moksleiviams, kurių metu gaus ne tik teorinių žinių, bet ir papuoš ir pagamins savo asmeninę žvakę. Tad kviečiu užsukti Kaune, Mūšos gatvė 7 arba www.candles.lt. Taip pat dėkoju laidos partneriui Vilnius Acting Studio už kūrybinę erdvę šiam pokalbiui. Mes dar tik pradedame kurti tinklalaidę į temą, todėl būtent jūsų tie 3 paspaudimai – patiktukas, prenumerata ir pasidalinimas su draugu yra tai, kas mums padeda augti. Beje, taip pat komentarų sekcijoje tikrai mielai lauksime jūsų pasiūlymų, kokia tema yra jums aktuali, ar svečias, kurį galėtume pakalbinti. Ačiū ir iki susiklausimo. Ačiū. Ačiū Jums. Ačiū tiems, kas įrašinėjo. Ačiū Jums. Ačiū, nevėlu. Nebuvo nuobodu? Oi, ne. Nenusišnekėjom? Neširpai kartais ėjo kūnu, tai čia daug. Labai geras interviu. Aš tiek norėjau jūsų dar paklausti dalykų.